ekonomikos skyrių nariai, visi, kuriuos mes tokiais, kokiais jūs esate šiandien. Ir mūsų vertė didėja, ir mes esame perspektyvios. Tai va 30 metų Antakalnio bočiam stovui ir 90 metų jau vadovui. Visą savo gyvenimą ir esu laiminga, kad nei vienas namas nesutrūkinėjo ir nenugriuvo. Va, dar šokas raspuotas, puikiai. Ir Povilas Butkus pagaliau, tai yra Vilniaus bočių bendrijos pirmininkas. Prašom. Ministrė atėjusi į pareigas, kurias pradėjo labai neseniai, vieną iš prioritetinių savo veiklos ryčių per ateinančius 3 metus. Mes kartu su jumis dar keliausim, būsim keli, ieškant tų sprendimų. Matau, šventė tęsis, bet aš linkiu, kad paminėjimas vyresnio amžiaus žmonių tos. Veteranų, bočių bendrijos ir geografų asociacijos ir visų tų, kurie jūs susirinkote dar kartą pasidalinti savo įspūdžiais iš savo kartas ir priminančioms mums apie mūsų šaknis. Linkiu energijos ir dar daug kūrybingų metų. Auksinio rudens fone, kai kažkur karas, kažkur spauda pilna įvairių žinučių, lietuviškus, Delfi 15 minučių, LRT, kitus. Ir aš randu informaciją tokią, koks vakar buvo žymiausias įvykis. Turbūt pasaulyje galima sakyti, Jungtinėse valstybėse buvo sušauktas aukščiausių kariškių susirinkimas, pasitarimas, ar kaip mes jį pavadinsime, buvo sušaukta per 900 generolų, admirolų ir demokratų vyriausybė buvusi. Kas yra užrašyta ant durų? Hekset, dabartinio karo sekretoriaus kabineto durų. Taip, lentelė yra pakeista. Jų imperijai. Aš galvoju, kad dauguma jūsų yra. Aš paimsiu sėkmingą Lietuvos invaziją į Klaipėdos kraštą. Invazija iš 30 metų, nes buvo neįmanoma pripažinti. Yra punktais išvardinti. Jau Klaipėdos krašte tiek lietuvių patriotų, kurie norėtų Klaipėdą prijungti prie Lietuvos, yra gal 5-6, gal 15-16. Tik tai kaip neigiamą dalyką, kaip dezinformaciją. Jie vėlgi pradėjo naudoti tie patys katalikai. Krikščionių ankstyvosios Klaipėdos kraštus. Tai kokiu principu jie buvo organizuojami, kad katalikybė yra pranašesnė religija, kai tu nori kažką įteikti, kad tavo mintys yra geresnės, kad tavo politika geresnė. Ukrainos išradimas. Ar karas yra žiaurus, ar karas yra mažiau žandos dalis, arba kartu bus. Vat paprastas dalykas, kuris spaudoja, nežinau. Bet labai tikėtina, kad ne geriau, sakykime, kai Smetona įveikė tautininkų ir buvo viena, bet jeigu būna 2. Nusiteikime, kad mūsų... Kėdėjas
tokios pačios šventiškos nuotaikos dainą. Tai ačiū kauniečiams ir taip pat dar noriu pasakyti žodį mūsų poetė Danutė Ruseckaitė. Irene, mes tai gyvenam, mesgi dainuojam sodai pietų. Įsilieju kartu su jumis, nuoširdžiai labai jums ačiū. Dabar Vilma, jeigu atėjai, kaip esi pagauna. Nors trumpai, be pasinojo, rasa rasojo, o mudu prie žemėjo. Oi, dūdi, 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 o mudu dūdi, dūdi, už mane sveiki, savo bernelį. Bernelį, myliu aš kitą, nebūsiu tavo. Oi, dūdi, 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 myliu aš kitą, nebūsiu.